Taip jau atsitiko, kad viena buvusių stiprių politinių jėgų valstiečiai liaudininkai buvo išstumti iš valdžios dalybų, o neseniai sąjunga pakeitė ir savo vadovą. Profesorė Kazimiera Prunskinė pasiryžo pretenduoti į šalies vadovo postą. Na, o į mūsų studiją atėjo naujasis valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Pone Karbauski, vis tiek pripažinkime, kad Valstiečių liaudininkų partijos nuosmukis įvyko praėjusiais metais. Kokios pagrindinės priežastys? Sakyčiau, pagrindinė priežastis yra, kad Valstiečių liaudininkų sąjunga prarado savo rinkėją. Tas iš tikrųjų įvyko anksčiau, ne praėjusiais metais. Tai buvo akivaizdu po savivaldybių rinkimų, kada iš tikrųjų Valstiečių liaudininkų sąjunga rinko balsus tuose rajonuose, kuriuose buvo merai, stiprus skyriai, ten, kur žmonės matė jau nebe partijos lyderės, pavyzdžiui, poziciją, o matė pačių partijos narių, eilinių partijos narių, skyrių lyderių poziciją ir atitinkamai tuose rajonuose, kur skyrių stiprių nebuvo, merų, mes jau balsų negavom savivaldybių rinkimuose. Tai rodė, kad kaimas po truputį nusisuka nuo partijos ir matyt, tai buvo paseka jau visos eilės metų ir žmonių darbo valdžioje, reiškia ministrų, mes turėjom 3 ministrus ir Žemės ūkio ministerijos pozicija buvo labai svarbi ir kaimų ir taip toliau. Aš sakyčiau, kad buvo stengiamasi, negalim teikti, kad Žemės ūkio ministrė nesistengė atlikdama savo pareigas, bet galbūt pristatymas žmonėms, galbūt kažkurie tai akcentai tam tikrose situacijose. Ir galų gale prieš pat Seimo rinkimų situacija pieno rinkoje, kurioje iš tikro žmonės labai aiškiai laukia Žemės ūkio ministerijos nebent pozicijos ir palaikymo, tačiau Valstiečių liaudininkų lyderiai pradėjo flirtuoti su pieno perdirbėjais, reiškia įtraukdami sąrašus pieno perdirbėjų vadovų, akcininkų giminės ir imdami paramą iš visų praktiškai pieno perdirbėjų, tuo pačiu parodydami, kad negalėtų būti savo politikoje, savo veiksmuose prieš tuos pačius pieno perdirbėjus, kurie finansuoja partiją. Tai buvo klaida ir iš tikrųjų ta klaida buvo viena iš esminių rinkimuose. Kitas dalykas, aišku, visos tos istorijos, kurios skambėjo dėl KGB, šleifo ir kiti dalykai, buvo labai sunkiai veikia partijos situacija, kadangi partija buvo susieta su vienu lyderiu. Tai, sakyčiau, buvo didžiulė problema Lietuvos politiniam gyvenime, tai yra aktualija, sakykime, didžiausia, kad daugelis partijų yra siejamas su tam tikru lyderiu ir šiuo atveju, kada lyderis netenka savo pasitikėjimo ir autoriteto, jisai smukdo ir pačią partiją. Mes šiuo momentu matom, labai aktualiai matom situaciją su Prisikėlimo partija, kurioje, sakykime, tas vyksta taip staigiai, taip drastiškai, o Valstiečių liaudininkų sąjungai tai klostėsi per tam tikrą laikotarpį. Reiškia, partijos pirmininkė anksčiau buvo geriau vertinama, partija užtekdavo jos vertinimo, palaikymo, kad tapti Seimo partija šiuo atveju. Žmonės nusisuko nuo partijos lyderės ir kadangi jie jau nebežinojo 2, 3, 4 asmens partijoje, nebuvo apie tokias girdėję, reiškia, ir partija galų gale yra ten, kur yra. Na, jūs paminėjot vieną iš žemės ūkio problemų, tai pieno surinkimas, perdirbimas, kainos pieno, galų galia tai tikrai didelė problema žemės ūkyje. Kaip jūs numatot bendradarbiauti su dabartiniu kitos partijos vienu iš narių ministru? Šitoj sritys. Žemės ūkio. Sprendžiant žemės ūkio problemas. Žemės ūkio klausimus. Aišku, bendradarbiauti. Jeigu bus noras bendrabiauti iš ministro pusės arba iš valdančios daugumos pusės, aš suprantu, bus galima šnekėtis apie tai, kaip reiktų spręsti vienus ir kitus klausimus. Aš bandžiau šnekėti apie tai, kokius sprendimus dabar, dar juos nepadarius prieš tą ilgąją naktį, reiškia, sakiau, kad kokių nereiktų priiminėti ir ministrui teko sakyti, bet vis tiek jie buvo priiminėjami tokie, dėl kurių dabar visi gailisi. Ir manau, kad Žemės ūkio ministras šiandien supranta tai, kad žemės ūkio atžvilgių ir mokesčių pakeitimai ir bendra politika yra visiškai netinkama šiuo atveju, nes žemės ūkio sektorius ir agropramoninis visas, sakykime, sektorius, jisai yra dabar tas girvežys, kurio dėka Lietuva dar kur nors važiuoja. Ir jeigu mes sustosim su žemės ūkio sritim, sustos ūkininkai, pradės bankrutuoti ūkininkai, sustos perdirimoji pramonė, praktiškai mes galim netekti eksporto produkcijos. Kaip jūs numatot savo partijos reitingus pakelti, labai trumpai pasakykite? Pirmiausiai, bandysim padaryti taip, kad partijos nebesietų žmonės, Lietuvos žmonės su kažkokiu tai vienu politiku. Ta prasme,
aš pabandysiu padaryti kaip naujasis partijos pirmininkas, bandysiu tai daryti, kad matytų žmonės visą partiją, matytų jo sudėtį ir tie tūkstančiai žmonių, partijos narių, kurie gyvena šiandien, sakykim, kaime ūkininkauja, jie yra ir stambus, ir smulkus ūkininkai, yra ir pieno ūkio savininkai, yra ir mišraus ūkio, ir augalininkystės ūkių. Ta prasme, mes esam kaip partija pjūvis šiandien realiai kaimo, tai yra kaimo mokytojai, kaimo medikai ir visa kita. Jeigu iš tikrųjų žmonės tai matys, jeigu jie jaus tą partiją toj sudėty, kurioje jin yra, ir jaus, kad partijos narių interesai dominuoja, o nedominuoja, sakykime, kažkokių tai politikų vieno ar kito interesas save kažkur tai iškelti ir taip toliau, turėtų tas labai greitai pokytis požiūrio įvykti. Ir jeigu žiūrėkite apie rinkimus, tai pirmi mūsų veiksmai ir pirmasis veiksmas naujos partijos vadovybės, tai yra, kad partijos nariai, visi partijos nariai reitinguos partijos sąrašą Europos parlamento rinkimams, tai yra pirmas veiksmas, kuris sugrąžins partijos nariams partiją. Toks šį kartą mūsų komentaras. Sudėjau.